Mes esam Ukmergės meno mokykloje, muzikos skyriuje, mušamųjų instrumentų klasėje. Čia turim įvairių instrumentų mušamųjų perkusinių, būgnų komplektai, čia yra melodiniai instrumentai ir vyksta studijos šitoje klasėje. Yra jaunų žmonių, kurie bus puikūs būgnininkai, daug groja namie, netinginiauja. Ir taip ugdosi Ukmergės jaunimas. Ir mušamųjų studijos, bent aš pradedu dėstyti mušamuosius iš tikrųjų ne nuo šitų instrumentų, kuriuos išvardinau, o nuo paprasto treniruoklio, kuris yra gumos pagrindu. Ir treniruoklio pagalba mes pradedame formuoti rankų pozicijas. Turėsim pakartoti. Užeik, Rokai. Nieko tokio, dabar jau viskas. Tai treniruoklio pagalba mes formuojam rankų padėtis, pradedam formuoti grojimo mušamaisiais technikos pagrindus ir taip vadinamus rudimentus, kas yra atitikmuo turbūt melodinių instrumentų gamoms. Ugdytinių reikia paskaičiuoti, kiek turiu, bet nemažai. Nuo 1 iki 4 klasės, tai nuo pakankamai, nuo gan mažiukų iki jau vyresnių, kurie jau, sakykime, labiau pažengę, beveik 18 mečių, netgi yra 17 metų, man atrodo, vyriausia. Pirmas dalykas mes darom, mes improvizuojam. Ir improvizacija, man atrodo, tai yra vienas svarbiausių dalykų šiaip muzikos ugdymo procese, nesvarbu kokio instrumento. Tai aš labai tikiuosi, kad tas ugdymo procesas jis bus kažkaip nors įteisintas ir jisai bus oficialus, kad improvizacija kaip bus dėstomas kaip dalykas ir kaip būtinybė, nes improvizacija yra toks pirminis kūrybinis procesas, tarsi ir labai individualus, tai tu labai didelė saviraiška tame slypi ir smagu, nes improvizuojant tu komunikuoji. Komunikuoji šiuo atveju ne žodžiais, o garsų pagalba. Tai su mokiniais tikrai tą darom ir visi geba improvizuoti, mano mokiniai. Gal pavyzdžiais ten galim, su Suomijoje tai yra, pavyzdžiui, privalomas dalykas kaip improvizacija. Aišku, yra tam tikrų kliūčių irgi, nes pradedi stilizuoti improvizaciją, kokia ta improvizacija. Aš remiuosi labiau laisvosios improvizacijos principais, tai nesustilizuotai kažkaip, tai ne džiazo, ne klasikinės muzikos, o bendrai, kai reiškia gali kombinuoti savo kažkokias patirtis, nes ne tik muzikinės, bet ir gyvenimiškas. O jau ir vaikas, 7-metis, jis jau turi tam tikrų gyvenimo patirčių. Ir kartais jo tos gyvenimo patirtis būna žymiai reikšmingesnės negu suaugus. Jeigu kalbant apie vertybės, kurias perduodu arba kurias turbūt visas vertybės stengiuosi perduoti tas, kurias perdavė mano mokytojai man. Tai visų pirma bendruomeniškumas, draugystė, vat ir visą klasę įrengėm kartu su mokiniais, nieks netinginiavo, viską darėm savom rankom, tiksliau sienas, plytelių neklojom, nes neturim tam kompetencijų, bet visas sienas patys garso izoliacijos kliavomės, spintas montavom, stengiamės susitvarkyti klasę kartu, palaikyti tvarką ir šiaip bendruomeniškai, draugiškai bendrauti. O apie kitas visą laiką aš akcentuoju pagrindinės vertybės, tai turbūt pareigos jausmas. Visą laiką akcentuojam ir meilę savo šaliai, atsakomybę. Mes kaip muzikai, kaip mušamųjų instrumentų atstovai irgi atstovam ne tik Ukmergę, ne tik kažkokį Vilniaus apskritį, bet visą Lietuvą. Tai dėl to toks vertybių kompleksas yra bendras.